Gerai, sveiki visi. Sveiki. Įpusėjo ruduo. Nu, tu tai nelabai matau, sveikas, nosis užgulas. Atšalo oras, iš karto prasidėjo visokios bacilos, bet nieko, kol kas laikomės. Tai va, tai šiandien pakalbėsim įdomią temą iš tikrųjų. Tai gimė čia mums patiems tokia idėja pakalbėti šitą temą, nes turime daug apžiūrų, daug klientų žiūrinčių ir iš tikrųjų tų apžiūrų padaugėjo, sakyčiau. Aktyvumas gana didelis rugsėjo mėnesį. Aktyvumas pirkėjų. Spalio mėnesį. Jo, aktyvumas tikrai iš pirkėjų padidėjo ir tų apžiūrų kažkaip anksčiau būdavo maks ten 1, 2, dabar jau žiūrėk, jau kartais ir 4 būna apžiūros. Aš sakyčiau, taip aplamai būdavo, kad pardavimą padarytum 2-3 apžiūros. Dabar kažkaip tai tų apžiūrų išsitempęs kiekis. Ir labai ilgai dėlse, kol priima sprendimą. Jo, tai va šiandien ir pabandysim išsiaiškinti apskritai, kodėl taip dėlse pirkėjai ir kas juos taip neramina, nes mums patiems kilo tokie klausimai, kodėlgi žmonės taip ilgai dėlse ir iš tikrųjų būna kartais, kad jau kaip ir sutartį nusiunti, jau ir pasiskaito, jau kaip ir viskas aišku, bet vilkina. Kažkodėl tą procesą visą vilkina, kol... Dabar geriausi pavyzdžiai buvo, kol atsiranda kitas pirkėjas, nuperka ir tada sako, tai palaukit, kodėl jūs manęs nepalaukit. Tai jo, papasakosim, bet esmė, kad panašią temą mes darėm prieš daugiau nei metus laiko. Kalbėjom apie tai, kur, kaip pasakyt, tikrai rinka buvo kitokia, buvo gerokai daugiau nežinomybės. Euriboras turbūt buvo ten aukštumo jo savo pike. Taip pat skilimas buvo. Tai jau buvo, jau pasiekęs jau jo tas lubas, man atrodo. Ir ten po tos temos buvo komentarų, kad čia mes šnekam nesąmonės, kad čia viskas normalu, 24 pradžio. Jo, kad čia viskas taip ir turi būti, čia pirkėjai ir laukia, čia kainų kritimo, nors mes sakėm, kad čia vargu yra tikėtis, tarpsime, ir naivu. Ten 10 netgi, o ten ką kalbėti apie 20-30% kainų kritimą. Bet buvo komentarų, kad tavusme, čia jūs jo tikrai pamatysit 24 metų pradžioj. Čia dabar yra tik pradžia. Nu tai va, praėjo metai ir ką mes turim. Ar kainos nukrito? Realiai, nenukrito. Tavusme, ar kažkas įvyko drastiško rinkoje? Neįvyko. Tavusme, mes dabar kaip tik matom, aktyvumas didėja. Sąlygos finansuotis geros kol kas, bet vis dar kaip pasakyt, vos ne, tie patys klientai ateina, kurie buvo prieš 2 metus ir jie ateina vis dar dabar. Ir vis dar užklausite klausimo, tai kada tos kainos kris, kodėl jos nekrenta? Nes mes jau laukiam 5 metų, bet kažkaip... Jo, ieškojom prieš 3 metus, buvom pauzę padarę, dabar vėl atnaujinom paieškas. Tai, esmė, kad aplamai. Prieš tai būtų, ieškojom dabar sandaliukas parkingų. Būtent, tai tiesiog buvo taip, kad palūkanos taip tada buvo aukštos ir tikrai pristabdė visą tą rinką. Dabar jau palūkanos gerokai pakritusios. Euriboras jo pakritęs. Ir marža sumažėjus. Marža buvo 2,5. Tai marža jau iš tikrųjų matosi, kad jinai po truputėlį pradėjo kilti, ta prasme. Galbūt nedrastiškai ten per 0, kažkiek, bet kaip buvo, taigi visiškai neseniai, kur klientai gaudavo 1,35, 1,39. Jo, buvo pakankamai normalu ir įprasta tokias maržas iš tikrųjų matyti. Jo, tai bet kaip banko atstovė viena ir minėjo, kad tiesiog kurie bankai per daug išdalino paskolų. Bet čia gal mažesnių bankų yra tam tikra strategija, bet realiai ką mes matom, kad aktyvumas didėja, bankai tą jaučia ir, kaip pasakyt, kadangi pas juos ateina daugiau jau tų klientų, jiem nebėra tikslo, realiai tos maržas tokias ir laikyti irgi žemumos. Taip. Tai, ta prasme, jie nori irgi gerintis tas savo sąlygas, pirkėjams tas gal ne į naudą, nes Euriboras dar jisai mažės, tas aktyvumas jisai tik didės iš esmės. Jo. Tai realiai dabar yra labai geras metas pirkti tiem, kas perka su banko finansavimu, nes tu maržą užsifiksuoji visam paskolos laikotarpį. O Euriboras jisai realiai vis dar rytasi į apačią ir manau, kad ten, kaip pasakyt, kai jau pakris ir žemiau 3,
Nu, tai tavasme mes matysim, ten bankų maržas, ten 1,6, 1,7, turbūt. Tai ir prognozija yra, kad įprasta. kitų metų vasarai Euriboras tikėtina, kad turėtų būti apie 2%. O kaip bus, pamatysim, gal netgi dar mažiau bus. Tai... Aš manau, kad apskritai čia toks pereinamas dabar laikotarpis, tu sakai, vat, geriausias metas pirkti žmonėms su banko paskolom. Apskritai žmonėms visiems gal dabar toks yra palankus pakankamai metas. Ypač tiem, nes tu tiesiog labai gerą maržą užsifiksuoji. Jo, bet aš kažkaip galvoju, kad čia greitų metų gali vėl tas būti toks kainų greitas vėl kažkoks augimas ir panašiai. Labai priminė man COVID'as, kai buvo ir tos lygtais tokie buvo rinkoje stagnacija, visi sustojo, nežinomybė, ką čia daryti. Labai panašiai dabar buvo, kai Euriboras užkylo ir palūkanos, irgi viskas sustojo. Pažiūrėk, mes pavasarį ten birželį gegužę įdėdė objektą, nu nieks neskambina. Atrodo toks ir kalbėjomės ir biurose, va, kas čia vyksta, kodėl čia taip ir panašiai. Ir tu žiūrėk, toks buvo visiškai sustoja viskas. Dabar jau prasideda po biškį, va, kaip ir sakiau, jau daugėja tų apžiūrų. Ir ar ne, bus čia tas jo, toks irgi vėl spiroklės efektas. Aplamai, taip, geriausias metas turbūt pirkti tada, kai banda neina pirkti, o perka pavieniai asmenys, tada ir tu pasidarėti gali ir nesistumdi su tais pirkėjais. O kai visi sušoka, nu, tai tada jau ir kainos pradeda kilti ir reikia konkuruoti, kad tą objektą nupirktum ir taip toliau. Tai va, pas mane buvo, realiai atėję klientai žiūrėti buto naujamiestį ir patys sako, vat, kelių objektų mes tiesiog nespėjom nupirkti. Nu, aš tai pradžiai, okei, po to antrą kartą tą patį pakartojo ir kai jau apžiūrėjom tą objektą, jau taip, aš jau klausiu, tai ar patiko, tarpsme, kaip įsivaizdavot. Ir jie, taip, viskas gerai, išplanavimas geras, vieta ta, kurioje mes ir ieškom, bet, nežinau, dar galvosim, ta prasme, gal čia gal kažkas dar kito atsirastų ir tokie, kur matosi, kodėl jie nespėja, ta prasme, nupirkti objektų. Nes apžiūrėjo. Ieškom ten virš metų laiko ir jo, apžiūri, viskas fainai, bet laukia. Tada, kai praeis kelias savaitės, matys, kad to objekto nebėra, tada nais į kitą apžiūrės, sakys, blemba, vėl nespėjom. Nes man keista girdėti, kai apžiūri pirmadienį tavo parduodamą objektą, kuris visai patiko, tai mes dar suplanavę kitą savaitę apžiūrėti objektą ir kam tokius intervalus daryti, kur tu, žinai, apsižiūri per 3 savaitės ten savo 2 ar 3 objektus ir tada bandai sugrįžti prie pirmojo, o pirmojo jau nebėra. Turbūt klientai galvoja, kad tai čia niekas nenupirks to buto. Niekas nieko neperka. Jis jau gal ten 2 savaitės yra rinkoje, tai pabus gal ir 3 ir 4. Kur čia skubėt, žinai. Stengiuosi visada pirkėjom informuoti dėl tokių dalykų, kaip atsitinka ir panašiai. Tai dabar vieni žmonės kaip ir suprato ir priėmė greitesnį sprendimą ir nupirko. Tai iš esmės irgi pasakiau, kad, nes jie sakė, kitą savaitę einam dar kitus žiūrėti butus ir panašiai. Sakau, šitas butas tikrai turi nemažai dėmesio, eina žmonės, žiūri. Tai tiesiog kitą savaitę jau gali tiesiog jau ir nebūti, nes sakiau, kad vieni žmonės jau ir pasiūlymus pateikė ir panašiai, tai jie tiesiog kitą dieną paskambino, pasakė, kad mes norim pirkti ir viskas, ir nupirko. Ir čia nebuvo kažkoks, nežinau, blefas, dar kažkas, aš tikrai matau realią situaciją, kad tas butas būtų tiesiog parduotas kitiems, o mačiau, kad jiems jisai patiko visai, tai tiesiog pasakau atvirai žmonėm. Bet kiti net neįsiklauso, šitie, žinai, jie gal ir kažkur jau buvo biški nudegę. Kitiems atrodo, kad čia vėl tie mūsų yra triukai, kad čia ateis kitas nupirks, tai tu nedelsk ir panašiai. Bet iš tikrųjų dabar vyksta taip, kad nuperka kiti ir apskritai mes dabar kaip šnekam, vėl atrodys, čia vėl aš spėju komentarai pasipils, jūs čia visiems sakot, kad brokeriai, kad jūs brokeriai dėl to pirkit ir panašiai. Mes patys dabar perkam būstus, mes patys žinom, kada geriausia pirkti ir kada nepirkti. Mes nebuvom sustoję, realiai niekada turbūt pirkti. Mes iš esmės, mes kaip pasakyti, mes tikim rinką, mes matom, kad jinai bet kuriuo atveju tu važiuosi į viršų. Mes kalbam apie Vilnių, mes nekalbam apie kitus miestus. Jeigu jūs patys perkat, tai jums reikia, kad ir kiti pirktų. Žinoma. Kad mums konkurencija didesnė sudarytų. Nes pas mane dėl vieno objekto rekordas yra buvęs, kur įsiminimų per 2 savaitės gal buvo ant tų širdučių vadinamų, kaip sakant, 100. 98.
Ir kai jau matai ir patys klientai, kiti pakomentuoja, o čia daug pas jūs įsiminimų, čia turėtų turėti didelį susidomėjimą. Tai ir patiems dažnai taip atrodydavo, bet to širdutės ir kad žiūrovai suprastų, kad jos nieko nereiškia. Gali būti, kad objektas turės 10 ten įsiminimų ir jame bus jau gal kokios 7 apžiūros buvę ir gali būti kur 100 įsiminimų, o apžiūrų buvo gal 3 tik tai. Tai pas mane va ta situacija ir buvo, kad įsiminimų apie 100, apžiūrų 3, galų gale ten vieni nupirko ir kai skelbimą jau išėmėm, dar 3 ar 4 parašė, ar objekto jau nebėra, kaip gaila, kad čia pardavėt. Tai kam tu įsimeni, ta prasme, tą objektą, lauki kažko, tai gal kaina pakris, gal dar kažkas, nu, toksai... Įsimena ir sėdė mėnesį laiko ir žiūri, ta prasme, kas vyksta. Tai... Šiaip šitas dažnas atvejis yra, kur ir pas mane panašiai situacijos panašiai dabar buvo, kai išėmė skelbimą, kad jau parduota, tada žmonės pradeda rašyti, palaukit, nebėra skelbimo, o tai kaip su to būtu? Nu, tai tiesiog jį nupirko, jį rezervavo, jo nėra. Yra buvę situacijų, kad klientai ir savo, o tai kodėl jūs neinformavot? Tai ar aš turiu po to 10 klientų informuoti, kurie tiesiog apžiūrėjo, kad žiūrėkit, va mes jau čia gavom pasiūlymą. Turime, tu informuoji tuos klientus, kurie galbūt buvo kainą pasiūlė, kažkas, nu, kažkoks jau konkretesnis bendravimas, o kur, žinai, tiesiog atėjo kaip žiūrovai pasižiūrėjo, išėjo, nu tai ta prasme, tai tu pats turi... Mes jums paskambinsim rytoj. Taip, mes žiūrėkit, jeigu ne šiandien vakare, rytoj būtinai paskambinsim. Tai čia jau reiškia, kad jūs, ačiū visą gerą. Gali pamiršti. Jo, jeigu tu man skambinsi, aš nekelsiu ragelio. Aš žinau, kad daug kas nepaskambina, bet mes tai tikrai paskambinsim. Ir niekas nepaskambina. Nu, gerai, bet mes išvardinom iš esmės tuos dalykus, kas galėtų būti baime žmonėms. Tai vat, tas palūkanos, iš esmės Euriboras, tai jie jau kaip ir sumažėjo, nusileido tie visi dalykai. Karas, ne? Kitas toks dalykas, kas gali būti įtakos. Bet aš manau, čia dabar jau jisai labai nublankęs. Kai kalbėjom prieš metus, aš sakyčiau, kad tada karas dar galėjo. Ir labai ypatingai buvo kažkodėl čia balandį gegužę labai, aš atsimenu, suaktyvėjo tas dėl karo tas fonas, kad labai daug kas į Ispaniją pradėjo dairytis ir panašiai. Tada kažkaip irgi buvo labai suaktyvėjo. Tai kažkokie, matai, tam politiniai dalykai, kas būna ten šiek tiek gal nerimo daugiau įneša, kažkaip sudrumščia tos vandenis, bet, iš principo, mes manom, kad dabar tikrai tos baimės yra, nežinau, gerokai mažiau iš esmės ir niekas apie tai... Per 2,5 metų jau tikrai žmonės apsipratę yra su ta karo baimėm, aplamai mūsų šalis gerokai sustiprėjusi, manau, per tos 2,5 metų ir to pasitikėjimo daugiau yra. Tai... Nu, aš irgi galvoju, kad jau tas toks, čia tas pats kaip ir su COVID buvo, pirmį mėnesį, kur žmonėms šokas buvo, kaip čia kas, žiūrėk, po 2 metų žmonės perka ir jau viskas okei. Tai... Man tai, žinai, kas atrodo, kad tiesiog pas žmonės yra kažkoks, nežinau, begalinis lūkestis, kad kažkada kainos nukristų. Ja. Nu, ta prasme, nežinau, kuom tai yra grįsta, realiai tai niekom negrįsta, čia yra Palmyros horoskopais galbūt paremta pas juos. Ne, tai čia daugiau 27-28 krizė, gal čia žmonės galvoja, kad... Nu, tai buvo... jie vis laukia kažkokio sukretimo, žinai. Na. Tai buvo ten JAV, ta prasme, kainos pasikoregavo, bet tai yra visiškai skirtingos rinkos. Tarasme, kažkur Europoje vėlgi, ta prasme, taip irgi buvo, kad rinkos pavažiavo į apačią, ta prasme, kainos. Bet, reikia žiūrėti, žinai, tarkim, kad ten kažkokioj šaly kainos pakrito, tai nereiškia, kad tiesiog standartiškai kažkaip pagal kažkokį faktą tikrai kris ir Vilniui, žinai. Nes realiai reikia žiūrėti, kas vyksta Vilniui, kokia demografinė situacija, kokie užmokesčiai yra darbo, kaip jie kyla, ta prasme, kaip miestas. Gerai, aš pabūsiu tas... Ne, jis užsiminė Palmyro, ką Palmyra prognozuoja šiaip dėl kainų? Kad tau, nežinau, ateinančios savaitės gali būti biškas sudėtingesnis. Aš galiu pabūti tas piktesnis komentatorius, kur mums rašinėjo prieš metus ir po šiai dieną rašinėjo, kad... Tai... Tau dar rašinėjai? Ja, tai galiu aš jūs paprovokuoti, tai ką jūs atsakysite į tai, kad vystytojai nuolaidas skelbia. Vieni vystytojai skelbia, kad nuolaidos nuo 7,5 tūkstančių iki 15 tūkstančių. Tai ką, jums kainas nekrenta? Taip, aš vakar su vienu vystytoju kalbėjau, kuris siūlo nuolaidas, bet siūlo nuolaidas
projekte, kur dar ten, nežinau, pamatų duobę kas. Ir tai čia yra normalu, ta prasme, kad kai tu esi vienas pirmųjų pirkėjų, tai tu ir gauni kažkokią geresnę kainą, kažkokį pasiūlymą. Ta prasme, po to tu nuolaidų negausi. Ir aišku, pas vystytojus, kaip pasakyt, pas vienus yra geresnė situacija, pas kitus kažkiek, kaip pasakyt, tų pardavimų yra truputį mažiau. Tai ir normalu, kad kur pardavimų yra mažiau, tai jie nori ir paskatinti. Ir tie, kas stato iš skolintų lėšų, nori pradžiai biškelį pardavimų turėti. Taip. Ypatingai po šito ledynmetio, kuris buvo gegužė ir vasara, tikrai buvo lėčiau rinkoje. Bet vystytojams. Ar realiai, ar tu komentatorių matėjai kur nors, kad pati kainodara iš principo kažkur labai pasikoreguotų žemesnę pusę? Vystytojai neskelbia kainodarų dažnai. Tai čia ir yra jų toks triukas. Jie užkelia kainas kaip maksimą ir tada daro akciją. Padaro akciją ir žmonėm tada... Jie žino, kad akcijos veikia. Iš principo. Tai čia vat į tą manto pakomentavimą, tai iš tikrųjų labai tas matėsi, realiai matėsi Verkių sodo projekte, kur kainos buvo iš pradžių tikrai jos su kiekvienu etapu vis kilo, paskutinis etapas brangiausias ir paskutiniai būtai liko gal kokie 200 būtų, kur ten iš vis už kosminės kainas pardavinėjo ir matyt, pinigų gal labai nereikėjo ir paleido visiems būtam rent to buy ir tie būtai po truputėlį įsipardavė. Dabar, man atrodo, ten už tų 200 būtų laisvų tada tuo metu, kur buvo, arba iš vis nei vien nelikė, arba likė kokie 2-3 būtai. Bet tada buvo jau turbūt virš 5 už kvadratą kokių, ne? Ne, mažiau turėjo, gal 4,5. Aš nepasakysiu tiksliai. Bet jie užkeltom tom kainom ir parsidavė. Parsidavė, jo. Tai jeigu taip nepardavė, tai per rent to buy ten išėjo laisvai. Tai Avulis dabar gerai sakė, bus kainos tokios, kad žmonės už Pilaitės pievose gyvens. Tai galės įpirkti. Šiaip iš tikrųjų iš Avulio, iš Gerbiamo Avulio projektų jau dabar gerbiamas, ne? Kartais pasijuokdavom, kartais tikrai kažkur kokybę patraukdavom per dantį. Bet jo labai gerų minčių yra, kur, pavyzdžiui, jisai kažkuriam interviu sakė, kad nuleisim kainas, vis tiek niekas 10% niekas nepirks, nes lauks, kol 20% nupirks. Ir tiesiog tokie žmonės yra, kad tu jiem darai atvirų durų dieną su nuolaida, gera, kur kaina atrodo, tikrai ledas ten ir jie nepirka. Jie apžiūras kartais net neteina ir nuleistum, atrodo, dar, kur jau tada ribą padarai tokią, kur jau... Tada klaustų, kodėl čia tai pigų? Kodėl čia mes... Kas su juo negerai? Kas negerai, kodėl toks pigus būtų? Nes matom, kaimynai pardavinėja 200 000 brangiau. Tai... Šiaip, aš kitos visus, nežinau, mes patys, kadangi čia tokia laida, kur patys sprendžiam, kodėl delsė pirkėjai. Nes mes neturim atsakymą. Jo, tai šiaip įdomu, labai komentaruose parašykite, kodėl jūs delsit. Visi tie, kurie dabar ieškot būsto ir žiūrit ir panašiai, tai mes va čia... Tai būtų labai įdomu, kad nuoširdžiai parašytų, iš tikrųjų. Bet aš spėju vis tiek, kad 80-90% žmonių bus tokių, kurie sakys kainos didelis. O gal nėra ką nupirkti? Bet kad yra. Tarsi metų galų gale gali rezervuoti kažkur naujoj statybai. Bet aš tai manau, to pasirinkimo yra... Šiaip sumažėjęs jisai, pagal, kaip jūs tas dabar pasakė, tikrai nėra to pasirinkimo tiek gal, kaip būdavo anksčiau, kur ten, nežinau, būdavo Ozo parke, Linkmenų ežerai, ten daug tokių tikrai gerų vietų, kur tu tiesiog eik ir pirk. Bet tai realiai tai tų vietų gerų ir nebus. Pažiūrėk, jeigu tu dabar jau naujininkus pradedi žiūrėti, tai reiškia, vietų gerų nėra. Ką reiškia, aš ne, vietų yra. Vietų yra. Yra ir gerų, ir realiai kurvinė ieško būti. O tai tie patys Linkmenų ežerai prie pačios statybos pradžioj kaip atrodė? Ne kur vienas. Ne, buvo tas pats. Tas pats buvo, nebuvo kažkas. Buvo tikrai labai... Garažuose ten buvo? Taip. Užsidariusios jos? Linkmenų ežerai tikrai buvo daug tų metalinių garažų, kur tepalai kieme gulėjo ir taip. Bet vizija jau mes turėjome. Tie patys naujininkai, mes jau kalbėjom prieš kokius metus 2, kad tai yra perspektyvi vieta ir tikrai matosi, kad naujos statybos ten yra padaugėję. Ir viskas ten su to lokacija. Tikrai yra tų vietų, nežinau, kur, sakau, ir vyksta tų statybų. Ir vystytojai tikrai yra paruošę tų projektų, kurie čia, manau, labai greitų metų dar jų pasileis. Aišku, turbūt yra vėlgi tas dalykas, kad klientam paprasčiau yra pirkti įrengtą butą. Tai pirkėjui. Tai, žinai, kodėl turbūt
Avulis pardavė tuos butus su Rent to Buy. Tarsi, nes iš principo palėtė jautriausius tuos, kurie neturi pradinio įnašo ir nori įrengto būsto. Ir viskas, ir nupirko. Būtent, nes, pavyzdžiui, Šnipiškių Solo Hainerio projektas, jis ten likę dabar gal 2 laisvi butai, o notarinės prasidės už mėnesio, gal 2. Ir jau labai seniai. Gera vieta, kainos, kaip pasakyti, tikrai atrodo nemažas, bet jos realios yra. Jo, ir aš ten nereikėjo jam ten kažkokių labai ten nuolaidų daryti. Ten nuolaidų labai... iš vis nebuvo, ten kainos tik tai kilo. Nu tai va, tai realiai, žinai, ir klientai išpirko. Bet tai matyti yra projektų kažkur, kur gal labiau miesto pakraščiuose, kur gal tie pardavimai neina taip labai gerai. Tai, bet jeigu vystai padarytų pilną įrengimą, aš manau, kad tikrai būtų gerokai daugiau tų pardavimų bendrai netgi rinkų. Galimai. Nu tai gerai, biški gal čia nuėjom į šoną, grįžtam prie tų delsimų pirkėjų, tai aš kaip sakiau, gali būti toks variantas, kad jis išsirenka pirkėjas būstą, viskas patinka, viskas gerai, kaip ir jau reikia, kaip ir pasirašyta preliminarė, bet tada taip mintyse, blema brangu. Kažkaip daug žiauriai. Ir tada pradeda mąstyti. Aš tai manau, kad gal jį dar nebuvo pas toks dalykas, kad jūs susitarėt jau dar preliminarios ir tada žmogus dar prieš pasirašydamas preliminarę dar, man tai gal dar 100 000 galima nuleisti. Nebuvo pas jūs tokių variantų? Gal dar savininkas 100 000? Manau, kad ne. Aš dabar turiu realų pavyzdį. Pasižiūrėjau klientai butą, aš jam pasakiau, kad sakau, žiūrėkit, yra kiti klientai, kurie iš principo pateikė mums kainos pasiūlymą už tą butą, jisai buvo mažesnis. Jie pasiklausė, gerai, tai sakau, jeigu galvosit, jeigu domina, netemkite ten 2 savaitės, sakau, tikrai nebus, realiai mes tada susitarsim ten kažkaip. Ir žodžiu, jie paskambino, sako, mes jo pagalvojom, mums tiktų, mūsų ten pasiūlymas būtų toks ir toks. Viskas su jais susitarėm, sakau, paruošim preliminarę sutartį, išsiuntėm. Čia realiai buvo vakar. Šiandien skambino klientam, sakau, nes buvom sutarę, kad neva susitikti 17 val. Bute pasirašyti. Aš skambinu, sakau, žiūrėkit, jeigu mes susitinkam bute tik dėl to, kad pasirašyti preliminarę sutartį, tai mes galim ją tiesiog elektroniniu būdu pasirašyti ir, sakau, visiems būtų galbūt paprasčiau. Žiūrėkit, Arūnai, mes čia dar biški čia nespėjom sutarties peržiūrėti, tai mes čia gal būtų galima 2-3 susitikti, kad ją, žinai, ten pasirašyti. Sakau, žiūrėkit, mes kažkaip norėtumėm finalizuoti, sakau, arba jūs perkat, nes 2 lapų preliminarį reikia nagrinėti 4 dienas. 15 minučių ir tu peržiūrėti tas. Tuo labiau, kad vakar vakare mes gavom komentarą dėl to sutarties ten dėl 1 punkto. Tai ką reiškia, mes neperžiūrėm preliminarios sutarties. Tai, žodžiu, sutarėm, sako, mums reikia iki 2-3, sakau, mes tiek nelauksim, sakau, mes norim tiesiog žinoti, arba jūs perkat, arba jūs nebeperkat. Ir sakau, nes realiai yra kiti klientai, kurių pasiūlymas yra truputį žemesnis, bet sakau, aš nenoriu, kad jie pabėgtų. Tai gerai, bet mums vis tiek gal apžiūrėti dar kartą, kad jau galėtum, tai sakau, tai gerai, šiandien buvom 5 val. Sutarę. Tada žiūrėkit, mes dar iki rytojaus atsakysim, būtinai, ar mes tikrai perkam, žinai, tą butą. Ir aš tada toks, tai jau kas čia dabar, ta prasme. Norėskit, what the fuck, sakyk, čia. Realiai, what the fuck, kas čia yra, tarpsme, tu pasižiūri, tiki kainos pasiūlymą ir po to tu dar biškiai, žinai, atsitrauks. Tai aš tai manau, kad žmonės įsigąsta ne tie gal, kad kaina jam per didelė, nes, o tu bandai tiesiai šviesiai skirti, kad mes darysim laidą ir paklausti jų, kodėl jūs dėlsit. Bet jeigu tu ateini jau tą objektą žiūrėti už atitinkamą kainą, tai reiškia, tau jau tu prisėmi ją iš principo. Bet kodėl jie dėlsia dabar, kaip tu galvoji? Aš manau, kad žmonės gal patys kažkiek išsigąsta, kad jau čia aš darau sprendimą pirkti. Čia mano namai bus. Ir ten jie net negyventų, ten realiai, ten aišku, ten sūnui perka, ten ir taip toliau, bet esmė, kad, manau, galvoju, o jeigu kažkas dar geresnio rinkoje atsiras, o jeigu kažką, gal čia mes, žinai, perskubam. Bet pamenat, prieš 2 metus žmonės ne tik, kad negalvodavo, o tiesiog priimdo labai greitus sprendimus, nes žino, kad kitas nupirks.
Ir būtų Jo. atvirkštinė visai situacija rinka. Bet šiaip vat, mes dabar kalbam iš... Ir gal tu pasakyk žmonėm, kad gali tas pats būti pavasarį irgi rinkai. Iš pardavėjų pusės mes dabar žiūrim, bet realiai mes pirkėjus vienus atstovavom ir nupirkti turtą jiem reikėjo. Tai realiai šiaip labai mane nustebino, kur... Po to jau pradėjom taip džiaugtis, sakau, va, brokeris pardavinėja, bus viskas sklandu ir taip toliau. Nes kur patys savininkai pardavinėja, nu taip tempia gumą patys ir pardavėjai, kai kur. Ai, galvoju, apskritai, ar čia gerai darau ar ne. Ar gal kažkas didesnė kaina, Okay. vis dar kažkas. Tai buvo tokių, kur, žinai, gerai, tai sakau, va, mes perkam šitą turtą, ten kaina buvo 7,2, vieno kambario butukas, 7,2 tūkstančiai, mes sutarėm už šiam 9. Bandėm dar žemiau, bet nu, žemiau ten neišėjo, šiam 9, žinai. Ir tada sakau, gerai, tai atsiųskit duomenis. O, žinok, čia daug darbų dabar, tai nežinau, vakare gal tada... Pardavėjai čia? Jo. Tai gal vakare atsiųsiu. O ten tų duomenų, nu, patys žinot, vardas, pavardės, mens kodas. 30 sekundžių. Jo, tai gal vakare atsiųsiu, žinokit, nes labai, nu gerai, vakare laukiam, neatsiuntė, tai kitą dieną vėl raginam, atsiuntė duomenis, parašėm sutartį, įkeliam pasirašyti ir turėjau pasirašyti tą vakarą, tada atskambina, sako, žinokit, čia šeimoje nesąmonės, žodžiu, pasirašysim kitą dieną, rytoj. Nu gerai, sakau, rytoj jau nebekelia. Dar sekančią dieną nebekelia. Ir paskambinau iš kito telefono, senas triukas, kur atsiliepė ir sako, nu žinokit, labai atsiprašom, čia mes laukiam dabar dar vieno pirkėjo, nes, nu, lygtai 70 mokės. Sakau, tu ko jūs tylit, gal mes 71 galim mokėti. Nu, iki tokio lygio, ta prasme. Tai buvo labai panaši situacija ir kitam objekte, kur pasiūlėm kainą, sako, aš jums pirmadienį atsakysiu, nieko jis neatsakė, matau, kad rezervuotas jau, žinai, ir tiesiog tokie. Nu tai žinai, čia iš pardavėjų pusės, kad pardavėjai patys nelabai žino, kaip čia reikėtų pasielgti. Kaip suvaldyti tą procesą, jo. Suvaldyti gal realiai ten, kaip kaina didesnė jam gal. Tiesiog jo, irgi ten būtų gavęs porą tūkstančių eurų daugiau. Jo. Nu, bet čia, žinai, pardavėjai žino geriausiai, kaip reikia daryti. Nu, tarsi, jo, bet čia, aš manau, derybiniai dalykai šitoj vietoj, čia net ne prie ko, nes būna pirkėjai nusidera ir vis tiek neperk. Nuleidžiam 10 000, padarom gerą kainą ir vis tiek delsi. Tai vad būna, arba vieni tikrai gerą kainą gauna, bet to nesuvokia, o kiti nesuvokia, kad ir delsi dėl to, kad tikisi dar gauti 1000 ar ten 2 ne, tai, daugiau. Nu, tikrai labai dažna situacija, jo, kai tai objektas rezervuojasi, realiai jo nebėra ir tada atsibunda, o tai velnės, tai jau kur tas objektas, tai nu, jau pardavėt, jau viskas. Nu kaip gaila, pavėlavom, žinai. Nu, o patys telėjo 3 savaitės. Tai labai įdomu būtų, kad gal žiūrovai tikrai patys pakomentuotumėt, net ir tie, kurie nesat dar pirkėjai, net ir tie, kurie esat pirkėjai, kad kaip jūsų nuomonė yra, kodėl delsia ir vieni, ir kiti, ir ko rinkai trūksta. Nekalbam gal apie visus tuos pirkėjus, nes tikrai yra pirkėjų šaunoliukai, kurie ateina ir iš karto pasirašo. Iš karto su avansu kišenį, iš karto jau supranta, kad rinka aktyvės ir kad čia bus jau tikrai... Ne, tai jo, tikrai yra pirkėjų, kurie ateina, apsižiūri, tą patį vakarą paskambina, ten, ar tai kainos pasiūlymą pateikė. Tai jums brokeriam ir lengviausia, kad tą patį vakarą... Ne, nu, bet nesvarbu, kitą dieną po 2 dienų arba tiesiog, pasako, kad žiūrėkit, ten, nežinau, mums ten dar kol kas tas netinka, mums ten reikia dėl banko finansavimo išsiaiškinti, tu gali galbūt tam tikrose situacijose jiem padėti tuos dalykus padaryti, kad jie išsiaiškintų, padarytų tam tikrus žingsnius, nes kiti, pavyzdžiui, gal jie net nežino, nuo ko reikia pradėti. Bet žiūrėk, čia dar kitas toksai momentas. Samprotauju, kaip visi psichologai šneka ir panašiai, kad žmonės tokie individualistai užsidarė, mažiau bendrauja ir taip toliau. Ar nėra taip, kad čia tie pirkėjai iš tikrųjų sutampa taip, kad jaunesni daugiau yra? Ir patys interpretuoja, ta prasme, kažkokius dalykus, kažkur jam durys užsidarė ir viskas, jie nebesikalba su tavim, gal tu galėtum jam padėti su vertinimu, jis nežino, kokius tos procesus daryti, bet pats tiesiog nusprendžia su savim pasitarė ir nekalba, nes tikrai šiaip dabar galvoju, kad gal ir
O bet diskutuojant atrasim, kas čia tokie dėlsi. Ir ar nėra taip, kad jaunesni daugiau va, čia nepriima tų sprendimų? Gal žiūrėk, taip ir prieisim prie, ne? Žiūrėk, čia įprinsim viską, naują temą. Realiai amžius, ne, reiškia kaltas šitoj. Naujoji karta, aš kažkaip nestatyčiau ant to. Aš nestatyčiau ant to. Bet, ta prasme, yra, ir tu sakau, tu tikrai yra ir jauna karta iš karto, o Ansa duoda tą patį vakarą jaučiu ir tu tikrai vakaras tu geresnis buvo. Yra ir tokių, taip. Bet... Yra tikrai ir tokių, yra ir vyresnių žmonių, kurie tiesiog blaškos ir tempia. Ta prasme, aš manau, daug šeimų ateina su vaikais, ta prasme, ir jie ieško ir sako, o ten ieškau 2 metus. Aš propaguoju, ta prasme, tu matai, tau skamba telefonas, tu pakeli, tu žiūri, suvestas kontaktas dėl objekto, kurį tu pardavęs esi prieš 2 metus. Ir skambina klientas, tai galvoja, kad kažkas įdomu. Bet tas klientas, jisai nepirko to objektą. Ir jis tai tavęs tai sveiki, va, irgi ten, žinai, prisiminė, ten buvo irgi 3 kambarių butas. Ten didelis, skambino dabar dėl mažesnio, irgi 3 kambarių, sveiki, mes čia norėtumėm apžiūrėti. Irgi turėjau realią situaciją, skambina. Jo, tai man irgi yra buvę kur. Bet esmė, aš, kažkaip tokią keistą nuojautą turėjau, kad, kažkas čia, ar tikrai jau jūs čia subrendot, žinai. Tai esmė, kad jinai likus iki apžiūros gal valandai, aš pasitikslint norėjau, ar tikrai atvykstat. Žinokit, ne, kažkaip nebedomina. Tai... Bet aš sakyčiau, kad gal netgi tie, kur net patys pasibėdavoja, taip kad mes ilgai ieškom, jau pavargom čia nuo tų paieškų. Aš manau, kad jiem reikėtų paieškos sutartį pasirašyti su brokeriu ir būtent, kai jau, žinai, susimoka gal netgi kažkokie administraciniai, kur jau, aš turiu susirast, brokeris jau mane veda ten, kur reikia ir gal netgi daug tų nereikalingų apžiūrų atkristų patiems šitiem tokiem pirkėjim. Aš manau, gal jiem kartais reikia to tokio, žinai, spaudimo iš kažko, spaudimo, tarsi, tu žinai, tu nepaspausi jų, kad žiūrėkit viskas, jūs turit pirkti. Bet jiem, kad padėtų apsispręsti jau galutinai, kad, čia tikrai geras variantas, ta prasme, jūs, žinai, kur gal jau nebereikia blaškytis, gal žiūrėkit, užtenka 2 metų apžiūrų ir pravažiuotų, nežinau, 80 objektų, gal jūs vakarus skirkit kažkam naudingesnė. Ir su tokiais pirkėjais labai įdomu paprašyti. Aš paprašau dabar pastaruoju metu, kad jie atsiųstų variantus, kuriuos jie jau buvo apžiūrėti ir kas jiems tiko, netiko ir panašiai. Tai labai įdomu padiskutuoti ir ant kiek ten jie skirtingi būna. Ant kiek skirtingose lokacijose. 2 kambarių būtų, tada žiūri 4 kambarių būtų, tada į namus važiuoja. 2 ir 4 nebuvo, bet tarp 2 ir 3 buvo, tai čia gal pakankamai normalu, bet mane kas labiausiai nustebino, kad buvo Antakalnis ir Jeruzalė. Tokie, kur tikrai labai skirtingos lokacijos. Man tai vis tiek kažkaip ieškančių žmonių, nežinau, daug dabar irgi atsiranda, kur sako, ieškau arba 2 arba 3 kambarių būtų. Tai tu jau būk apsisprendęs, ar tu 2 nori. Bet man dar tarp 2 ir 3, jis gal žiūri su perspektyva, bet labai dabar 1 arba 2, žinai, tai man dar atrodo normalu, bet jeigu klientas kito ten 2, 3 ir 4, tarkim, kambarių, man tada sukeltų klausimų. Ne, ir skirtum ar 2 ar 4, nesvarbu. Ar 100 000, ar 100 000. Gerai. Ta ir ta pirkti. Tai nežinau, aišku, mes čia faktas, kad nesužinosim to dalyko, rezumuojant, gal tik tai galima. Bet jo, jūs tas temą palėtė, kad gal, sakykime, paieškos sutartį. Bet manau, kad, tai yra sprendimas, kad tu, žinai, susikonkretizduotum. Gal tau realiai iš šono patarintis teisingas brokeris, aš pasakysiu, jis tau palengvins iš principo gyvenimą ir tu, žinai, tu nusipirks ir po to praeis ten 0,5 metų ir sakysi, ačiū Dievui, kad turime gerai, kad padėjot mums susidėlioti viską į lentynėlės, pasidarėm tą sprendimą pirkti ir dabar visiškai ramus gyvenam ir laimingi. Turime, nežinau, turbūt nesu turėjęs atveju, kad klientai nusipirktų, tu juos po to ten po kažkiek laiko sutinki, kažkur skaitų, blemba, čia buvo klaida, mums nereikėjo pirkti, žinai, reikėjo dar ieškoti.
Kaip gerai, būtumėm pinigų turėję, būtumėm 2 nupirkę, nes dabar kiam procentų brangiau jisai kainuoja. Būtumėm 19 pirkę, tai 2 būtumėm. Ne, dabar taip yra, tai mes irgi pašnekam, kai pirmuosius būtų savo pirkom, kai pažiūrė tas kainas atgal, nu, tai faktas, atrodo, būtum pinigų turėjęs tada, tai ten daugiau. Tai čia, vat, ką dar galima privesti, jeigu Rūnas vat, ir sakė tą paieškos sutartį su brokeriu rašytis ir kad padėtų brokeris ieškoti ir tinkamą variantą, tai žmonių baimės. Čia yra dar viena problema, kad žmonės bijo priimti sprendimą gal ir bijo... Kreiptis pagalbos? Ne, bijo klaidą padaryti, bijo neteisingą objektą nupirkti. Nu, tai, pavyzdžiui... Galvoja, kad, žinai, bijo, kad per brangiai nupirks, blogą kažkokį nelikvidų, bijo dėl tų pačių paskirčių, kad ten, žinai, galbūt kažkas čia, oi, čia, žinai... Kad galbūt avansą bijo palikinėti ir taip. Bet šiaip, aišku, čia mes čia tokius dalykus šnekam, bet, ta prasme, pakalbėkim, kas buvo prieš 2-3 metus, tai jokių baimių nebuvo. Žmonės pirko, viskas gerai buvo ir ten nebūdavo ten, kad žmonės paruošė preliminarią, 2 savaitės laukia. Ta prasme, aš turėjau dabar sutartį, kur aš 2 mėnesius derinau, ta prasme, kad mes pasirašytum 2 mėnesius sutartį tu derini. Ta prasme, ką ten reikia derinti 2 mėnesius, bet tempė ant tiek, kad, nu, va... Bet matai, prieš tos, sakykime, ten 2-3 metus, gal jau 3 labiau, tai buvo vis tiek tų klientų, kurie ateina ir jie, nu, nepirkdavo. Bet tai mes kalbame, jie vis dar dabar ieško, realiai tie klientai. Jie tik tais jau žiūri, kad kainos yra pabrangę ten 40-50%, tarsi kartais ir daugiau, tai ir jie viskas, jie pavėlavę. Prieš tai jie ieškojo 3 kambarių būtų, dabar jau 2 kambarių. O dabar grėsia dar kažkokia panaši banga, kur po 3 metų kainos vėl bus kokia, nežinau. Aš taip spėčiau, labai realu, kad gali būti plus 20% po 3 metų. Kokia. Ir vėl tada kalbėsim, ko žmonės dėlsi. Šiaip nežinau, rezimuojant, tai iš tikrųjų, jeigu randat gerą, tinkamą variantą, aš manau, puikiai proga jį dabar ir įsigyti. Čia ne tik kalbam kaip brokeriai, bet ir patys, jeigu čia, taip žinai, ieškotumėm, dabar taip ir darytumėm. Ieškai metus laiko, apžiūri skirtingus variantus, jau tu tikrai ir supranti tas kainas, tu supranti, žinai, tai gera kaina, negera. Aš visą laiką žmonėms sakau, jeigu jums variantas tinka, ateikit, pasiūlykit savo kainą iš principo. Jeigu jūs ten kažką galvojat, kad, žinai, ten kažkas yra per didelio, tarsi, kad tu pateiksi kainos pasiūlymą, nu niekas per galvą neduos. Aišku, jeigu tu ten pasiūlysi 50% mažesnę kainą, nu tai natūralu, kad ten, žinai, niekas net nesureaguos tokį pasiūlymą. Jo, ir dažnai žmonės, ir dabar aš kai su paieškos sutartim dirbu, nusiunčiu žmonėm objektą, pamato kainą, iškart žiūri kvadrato kainą, kosminę, nesąmonę, net neverta žiūrėti. Tai palaukit, mes net nesiderėjom. Dabar nėra sudėtinga labai nusiderėti. Iš esmės yra toks laikotarpis. Nu, žiūrint, koks objektas, bet iš esmės, kadangi tas laikotarpis toks, kad jisai nėra labai aktyvu, kad ten viską graibstytų žmonės. Bet, nu, ir jeigu žmogus skuba, jisai padidėjęs yra būtent. Nu, tai dabar jau jisai aišku ir didės. Jo, jisai dabar faktas, kad didės, bet vasarą tai tikrai buvo lengva nusiderėti. Tai žinai, vis tiek, nu, kaip pasakyti, tos darybos turbūt yra iki 5% maksimum. Nu taip, bet aš turiu minti, vis tiek kažką tu gali nusiderėti. Nu, tai tu gali nusiderėti. Bet žinai, plus, aš kaip sakau, tu nenuvažiavęs į vietą, nu, tu negali iš principo, nu, vertinti, ar čia yra gera kaina, ar čia yra bloga kaina. Ir aplamai telefonu dėrybas kažkokias veš. Neapžiūrėjus. Absurdas, nes... Ne, telefonu, bet po apžiūros. Po apžiūros, viskas, okay. Bet jeigu tu dar, žinai, tavo pirmas klausimas... Ne, kada galim pažiūrėti. Jo, bet kokia galutinė kaina. Dažniausiai tie, kur telefonu susiderina kainą, jiems priimtina, atvažiavę, pasižiūri ir neperka dažniausiai. Ir dažniausiai net nedavažiuoja. Nu, arba nedavažiuoja. Nes buvo antie gera kaina, kad jis iš proto išėjo. Kažkas šiandien gerai bus. Tai va, šiandien tiek diskusijų, labai lauksime jūsų komentarų. Kaip jums atrodo, kodėl žmonės dėlsia? O jūs laukiate. Jo, prieš metus daug kas rašėte, kad va, Euriboras, palūkanos ir panašiai, dabar jau viskas nukritė yra, dabar jau viskas tikrai yra mažumoje. Tai įdomu dabar. Dar ir pakris, žinai. Dar ir pakris, jo. Tai šiaip įdomu, kodėl dabar dauguma pirkėjų gal dėlsia. Gal objektų trūksta. Ir galbūt kas dabar ieškote va, objektų, išsirenkate. Kodėl, vat, nežengėte? Nu, tas žingsnį ir neperka. Aš dar biškį sugrįšiu. Nu, pavyzdžiui, vat, paimkim, nežinau, ten PVZ, Pilaitę. Tu ieškai 3 kambarių būtų. Nu, yra variantų. Nu, negali sakyti, kad trūksta. Nu, tu negali sakyti, kad trūksta.
ir vis tiek tu gal neišsirenki, žinai, nu tai čia ta prasme tada... Nu, aš tai sakau, man bent jau atrodo, kad kaina gali būti toks dalykas, bet aš dar kartą žmonėms sakau, kad kaina dabar artimiausius, nežinau, 2-3 metus jinai nesikeis tikrai. Nu, į mažesnę pusę. Tai į mažesnę pusę. Kad daugiau bus daugiau. Nu, tendencijos visos yra ir ką ekonomistai kalba, kad nu, tendencijos labiau yra į didesnę pusę, kad jos turi važiuoti, o jom kristi pagrindo nėra. Koks dar kitas pagrindas? Kaip ir nebuvo pagrindo... nežinau, nuo 2010 metų kristi į žemesnę pusę, taip ir dabar nėra. Tada gal buvo daugiau tų spekulacijų ir daugiau tikimybės. Nebent pasiklausius, ką kalba vatnikų partijos visos, tai atrodo, kad Lietuvoje čia jau bankrotas prieš 2 metus prasidėjęs. Bet tugi sakei už tą liaudės partiją balsavimą. Liaudės partija, tu pats, ačiū. Gerą vakarą tuomet jums, geros dienos ir gerų rinkimų. Lauksim komentarų. Iki.